O Gitarių stadione ant dirbtinės vėjos, tada Šiauliai iškovojo pergalę dar balandžio mėnesį rezultatu 2-0. Po Penį realizuoto 11 metrų baudinio ir Gabrieliaus Micevičiaus įvarčio. Kaip žinia, Vilniaus komanda taurėje kovos jau baigė šiek tiek ankstesnėme etape, o ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris žaidė A lygos dvikovos su Sūduva. Čia Lukaševičiaus smūgis. Gustas Baliutavičius sigina ir dar kartelį. Matome šią situaciją po Verbicko perdomo. Šiuo metu vis dar A lygos čempionas. Ir galimybė 1-0. Dar ir antrą uždeda Kevin Lukaševič. Vilniaus Žalgiris 10 minutę pirmauja ir matome rimtus veidus, greitas įvartis. Keičiama atakos kryptis. Marko Mandičius. Žebrauskas ir 1-1. 1-1 Milanas Džokičius. Numeris 1 A lygoje pagal pelnomus įvarčius. Po perdomo 20. Bruno Tavaresas. Jo perdamas Antolio lėtimos ir čia gerai, kad nėra skausmingo susidūrimo su Virpstu. Kevino Lukaševič buvo šiame epizode. Ten apskritai per 90 minučių. Per abiejas komandas buvo 8 kampiniai, 4-4, o čia nuo vartų linijos berods išmuša kamuolį Vilniaus Žalgiris. Šiauliai apeliuoja, jo kamuolys galbūt buvo atsidūręs vartuose. Ko gero dabar bent jau to epizodo pabaiga ir čia taip pat Romanovskio jau vėliau susidūrimas ir Šiauliuose ir šį 24-ąjį Top Sport A lygos turą. Danielis Romanovskis mūsų ekranuose ir prasideda antroji mačo pusė. Romanovskio perdamas, Milanas Džokičius. Jo smūgis, kamuolys vartuose, bet dar palūkėkime. Remigijus Jankauskas tikrai yra įvarčio autorius. Tai taip, bet ar įvartis yra skaitomas, panašu, kad taip pat. Jankauskas, tiksliau Džokičius, ten buvo sukūręs pavojingą šansą komandos draugams, o galiausiai tas pasispardymas baudos aikštelėje virsta. Ten budėjo šalia vartų. Svarbiausia buvo būti laiku ir vietoje. Būti tomis rungtynėmis, kai daugiausia vyksta VAR patikrų. O Robertas Volikonis eina pats pasižiūrėti epizodą. Žiūrime tą epizodą ir čia žiūrima dėl žaidimo ranka dar prieš. Laukiame jo verdikto ir Šiaulių komanda triumfuoja. Tiksliau, labai geros Gabrieliui buvo pirmo rato rungtynės prieš Vilniaus Žalgirį. Geras jo ir dabar perdamas. Nojus Stankevičius ten bando pelnyti savo pirmąjį įvartį. Su to pakartojimo dar kartelį. Nojus Stankevičius turėjo tikrai gerą galimybę pelnyti savo komandos trečią įvartį. Čia Micevičius, štai taip žaidžia Romanovskis. Labai arti jo Nelsonas Abijamas ir galiausiai 8-1 buvo pagal kampinius po pirmo kėlinio. Antrajame kėlinyje Vilniaus Žalgiris ketvirtą kampinį atlieka. Šiauliai atliko 2 ir rezultatas tampa 2-2. Štai taip Šiauliams kokį skaudų dūrį durė Luka Dumančičius. 6 minutės yra pridedamos. Nedas Garbaliauskas ruošiasi reaguojant į situaciją. Nemanija Michailovičius. Ir smūgis galva. Čia būtų, nežinau, visiška vagystė, jeigu Vilniaus Žalgiris dar ir trečią įmuštų ir išvažiuotų su 3 taškais. Na, dar bus čia to futbolo. Kiek pasižiūrėsime, čia jau ko gero tik Robertas Volikonis žino. Verbickas. Kajus Bička, baudos aikštelėje. Jo bandymas. Gustas Baliutavičius jau gynė tą kampą, į kurį Kajus ir taikė. Irgi nepaliko aikštės ribų, bet Robertas Volikonis nebelaukia
Baigėsi šios rungtynės, 2-2 galutinis rezultatas.